sunkios rungtynės, tokie tolimi tie prisiminimai 2001 metų ir netgi 2003, kaip jūs pamenat, laimėjo Lietuvos rinktinė paskutiniu metimu, fantastiniu Maciejausko metimu. Taip, kad mūsų oponentas, kaip visada, buvo mums neparankus todėl, kad praktiškai visa komanda žaidžia ant perimetro ir su savo aukštaūgiais visą laiką dengti perimetrą buvo ne taip paprasta. Jie netgi 3 taškų išmetė daugiau negu 2 taškų. Noriu pasakyti, kad daugiau mažiau kontroliavom rungtynės išskyrus atskiras atkarpas, bet be abejo buvo tokių momentų, kaip elgėmės paprasčiausiai kvailai, kas labai mus žeidė. Gerai, kad suradom kelią į pergalę, bet taisytinų dalykų tikrai yra pakankamai daug. Taip, kaip apsigynėm, viskas tvarkoja, bet vėlgi puolime reikia daugiau minties, daugiau šviežumo, daugiau proto, daugiau, netgi pasakysiu, komandinių veiksmų. Šiandien mes irgi 3 taškų išmetėm daugiau nei to. Matote, kada komanda stengiasi susikoncentruoti apie mūsų didžiuosius, visada tu turėsi progos gauti išmestą 3 tašką. Esmė buvo, dar kartą pabrėžiu, kad aš niekam nedraudžiu mesti 3 tašką, tik aš nenorėčiau kvailo mesti, atbėgus iš karto neparuoštą kažką. Mes dar tu situacijas tokias ne visiškai gerai išnaudojame. Trenerių šiandien žaidybinio broko buvo mažiau negu vakar. Sunku pasakyti, buvo labai nervuotos rungtynės šiandieną irgi. Tokios, bent man tai, žinote, kai, vis tiek, jeigu taip kalbėsim, vis tiek Latviai, ką jie bekalbėtų, jiem prieš Lietuvą nėra pralošti tokią didelę jau bausmę, kaip kad būtų Lietuvai pralošti prieš Latvijas. Ir vis dėlto ta įtampa vis dėlto slegia. Ir aš matau, kad ne visi žaidėjai tvarkom pakankamai gerai sistemą. Rinktinė sportinė forma turėtų gerinti čempionatą, bet jūs sakėte, kad sportinė forma gerėjo. Tai jeigu bus tos pergalės, tai jinai gerės, žinot. Šiaip, kaip pasakyti, aš grįžau po daugelį metų į rinktinę ir matau, kad tikrai taisytinų daug dalykų. Apie jos, aišku, neklauskit, bet tikrai daug. Tai tas jūsų toks nervingumas, sakykime, kažkiek dalykai nesigauna turbūt? Ne kažkiek nesigauna labai daug. Nesigauna, kada pasakai, susitari per minutę, padarysim tą, o šiandien padarom kitką. Tada, vėlgi, man irgi tuos žaidėjus, aš su jais daug nedirbęs, išskyrus Lavinovį, sakykime, arba Jevkovų kažkada. Reikia pažinti, bet ar čia yra noras patraukti savo pusę, ar čia yra paprasčiausiai jaudulys, ar čia yra dar kažkas, kol kas sunku atsakyti. Daug priekaištų sulaukė Jonas Valančiūnas. Kaip jam sekėsi žaisti šiandien? Niekam nepriekaištavau daug. Aš negaliu kiekvieną paimti 10 minučių ir aiškinti. Aš turiu pakeisti, paaiškinti, vėl išleisti. Kadangi mes turim didelę aukštaūgių rotaciją, tą aš galiu padaryti. Aš aiškinau, kuris neteisingai elgėsi. Jis dar jaunas vyras, jam tokių paaiškinimų reikia labai daug. Pavyzdžiui, reakcija kartais ten buvo, bauda nebuvo tokia, per daug tokia parodomai gerai. Nebuvo teisėjas ten nesušvilgia, kad nors bėgam, grįžtam, taisom klaidą vėl. Toks buvo kažkoks iš anksto tas nervotumas, ar tai trenerio mūsų varžovo tie pasakyti žodžiai, kai jie mūsų veiks, ar dar kažkas, bet tas labai jautėsi aikštelė. Treneri, šiandien... Aišku, išmušė ir tai, kad tas įmušio prakirstas antakis, mes iš karto ant perimetro praktiškai šiandieną jį praradom. Treneri, šiandien Manto Kalniečio gimtadienį sveikinot, ar pasveikinsit, ar čia pergalė? Jau sveikinom ir visą kitką, jisai irgi labai norėjo pasirodyti geriau. Žinot, visi žmonės, ne mašinos, viską reikia suprasti. Šiandien daug žaidė Tomas Delininkaitis, kaip jam sekasi? Aš galvoju, kai šiandieną padėjau. Bet jūs neklausinėkite apie asmenybės, nes mes nukrypsim ne kažkuriai. Čia vėlgi, čia yra tos klaidos, ir šiandieną buvo, pavyzdžiui, tie perdavimai vidury aikštelės arba prarasti kamuolį visai be reikalo. Jeigu anuose rungtynėse, sakykime, mes su serbais padarėme 12 klaidų pirmose rungtynėse, iš jų 5 baudos puolime buvo, ar tai prie užtvaro, ar tai puolime. Faktiškai tokių tikrų klaidų mes padarėme 7. Tai šiandien klaidų skaičius buvo per didelis. Tai labai treneri, sveikinam jūs. Ačiū Jums. Lietuvos žurnalistų desantas. Pasirodykit ir jūs kažkada už kadro.